Kas yra pagrindinis dalykas, kas lemia kainų skirtumą tarp ten, sakykime, natūraliai užaugintų kopūstų, morkų, burokėlių, bulvių, kokių visų kitų tų daržovių nuo tų pirktinių parduotuvėse ar turguose? Tai kalba ne tik tai apie daržovės, bet apskritai apie viską, apie visas kultūras, daržovės, javai, visi kiti grūdiniai, taip pat vaisiai, uogos. Tai pagrindinį skirtumą sudaro ravėjimo kaštai. Ravėjimo kaštai. Aš galiu pasakyti, kiek kainuoja 10 arų morkų nuravėti. Nei daug, nei mažai. Tarp 4-5 tūkstančių eurų. Čia per vieną sezoną? Čia per sezoną. O kur dar sėklos, žemės įdirbimas, sėjimas, derliaus nurinkimas, derliaus sutvarkymas, kokybės kontrolė, laistymas kartais, jeigu reikalingas ir taip toliau, sandėliavimo kaštai. Tai ravėjimas dėja, bet sudaro didžiausią kaštų dalį. Ir jeigu tu augini natūraliai, organizuoji ravėjimą, ten irgi dar niuansai. Tai čia keli tūkstančiai eurų, kai tu protingai viską organizuoji, bet jeigu tu užleidi, tai išbrangsta dvigubai. Neduok dievė užleisti ten tą žolės, vos tik leisti didesniam paaugti, viskas, ravėjimas išbrangsta. Tai o kai tu augini ir purški, tarkim, glifosatais, tai yra herbicidai, kurie numarina žolės, labai baisus chemikalai. Kodėl jie dar vis neuždrausti, aš neįsivaizduoju, nes yra baisus chemikalas. Ir tada ravėti nereikia. Tai ir sudaro didžiausią kainos skirtumą. Aišku, sekantis dalykas, kas išbrangina, tai derliaus nuėmimas, labai brangus dalykas, nes kai tu augini 10 arų morkų, ar ten, kad ir 20 arų morkų, tai be abejo, tu negali investuoti į tokį auginimą, kai tu nuimi su specialiu kombainu morkas, su technika. Tu taupai vietą, tu sėjai taip, kad sutaupytum vietą ir tu organizuoji nuėmimą rankomis. Tai irgi labai brangu. Mechanizuotas nuėmimas visada pigiau ir tą daro dideli ūkiai, kurie gali sau leisti neravėti. Tada gali sėti dideliuose plotuose, ten kažkiek tai ten praeiti su technika, jeigu reikia prapurenti, bet vis tiek pagrindinis dalykas purškimas prieš sėjimą herbicidais. Jeigu tu nupurkščiai išdygusias morkas, tai ir jos numirs, bet dirva purškiama prieš sėjimą. Ir tada tas žalingumas sumažėja labai daug kartų ir sutaupama taip ant ravėjimo. Tokiu atveju galima organizuoti auginimą dideliuose plotuose ir apdirbti su brangia didelė technika. Tai va, ten nueina mokesčių mokėtojų pinigai į visokius paraminius dalykus tokiems ūkiams, o tai yra beveik visi ūkiai tokie, vienetai tik tai ravi morkas. Tai vat nueina visų mokesčių mokėtojų pinigai tam, kad duoti ūkininkams pinigų vat tokiam vat procesui. Kokia tai duoda dirvai? Tas chemikalas labai nualina dirvą. Visapusiškai nualina, dirvos derlingumas mažėja gerųjų mikroorganizmų, kurių masiškai trūksta visiems žmonėms. Aš dabar lankausi pas tokį nutriciologą, kuris sukūręs gėrimą, į kurį įeina praktiškai visi mikroorganizmai, kurie mums būtini ir kurių mes netekę per antibiotikus, per visokį tokį cheminį maistą ir taip toliau. Ir pastoviai patiriam tą krūvį. Tai pirmiausia, tai tas chemikalai, tie visi herbicidai naikina natūralią dirvą. Natūralioje dirvoje turi būti daug mikroorganizmų, gyvybės daug, kurie perneša maisto medžiagas į augalą ir dėl tų herbicidų naudojimo ir derlingumas mažėja. Kas tada daroma? Nu tada trąšų reikia sintetinių. Ir apskritai jinai virsta tokia negyva dirva. Ne tik tai derlingumas sumažėja, tokia struktūra pasikeičia pačios dirvos. Tada pradeda bujoti visokie patologiniai grybai, ligos, tada reikia purkšti nuo grybų ir taip toliau, na tiesiog užburtas ratas. Ką aš išgirdau pas braškininkus, nuvažiavus į seminarą čia prieš porą vasarų, tai kad jie kratosi to ravėjimo kaip velnės kryžiaus, bet jau kažkaip pastebėjo, kad purenimas labai gerai padidina derlingumą, tai be abejo, kad padidina, nes gauna oro šaknis. Tai čia vienareikšmiškai. Tai jie ten pradėjo dalintis tokiais stebuklingais atradimais, kurie, normaliam žmogui žinomi nuo senų senovės. Normalioji, natūralioji gamtinė žemdirbystė ir taip aišku, kad purenimas pagerina augimą. Tu atėjai daržą, nuravėjai, su kauptuku išpurenai, ateik rytoj, augalai žymiai didesnė atrodo. Nes jų šaknis gavo oro ir staigiai jie pradėjo augti, nes pagerėjo medžiagų pasisavinimas. Tai va, tai dauguma ūkininkų to ravėjimo kratosi kaip velnės kryžiaus. Nu kažkas tai tokio. Kiek aš mačius, va, tų tokių ūkininkų, kurie tiekia perpardavinėtojams, kurie paskui turguose prekiauja, kur į bazės veža. Ne, tai aišku, kad nuo žolių purškiam, tu ką tai ravėti? Ne, tai čia šitai brangu, tai kurgi tau čia? Tai kur aš tau čia ravėsiu? Ne.
apie javų auginimą tai net nekalbu, ten man reikia derliaus, o ne žolių čia. Na, aišku, galiu užauginti javus be žolių, bet tu turi investuoti į sėjomainą. Bet kalbant apie javus, irgi didelę tą kaštų dalį sudaro sėjomainą. Ir tai nereiškia, kad aš nukūliau javus, pasodinau bulves, paskui vėl javai. Ne. Tu turi pereiti vos ne kažkokiu maždaug nuo 5 iki 9 skirtingų kultūrų etapus. Tai reiškia javai, paskui gerinanti priemonė, kokį nors dobilai, užaugo dobilai, tada augini kokias nors bulves ar daržovės, paskui vėl kažką keiti, grikius ir panašiai ir panašiai. Tai tu pereinamas toks ratas ir pasidaro gera dirva, kai jau gali auginti javus. Pavyzdžiui, prieš javų auginimą tikrai verta investuoti į tokią kultūrą, kuri pranaikins žolės, ten dobilai ar dar kažkas. Tai kad ir į moliūgų auginimą verta investuoti, užsėjai tankiai moliūgų visą lauką, užėjo lapais, net varkų tai pranaikina, apie tai aš kalbu savo seminaruose. Jeigu nori švaraus lauko daržovėm, kažkokiam kitokiam morkom ar dar kažkam, okei, užsiek moliūgų, bet tankiai, 2-3 kart didesnė norma negu rekomenduojama ir prašau, kitais metais siek morką sava, džiaugsiesi. Aišku, ravėti reikės, nebus taip, kad neravėsi, bet jau bent jau tas pirmas ravėjimas bus lengvesnis. Pirmiausia, išlys morkos, o tik po to žolės. Tai va, tai tikiuosi atsakiau.